26 filmas Adioso sugrįžimas. Nieko sau greitis. O kaip šaunu. Taip tikrinamas automobilio saugumas ir patikimumas. Šioje trasoje važiuojama 150 km per valandą greičiu. Oho, juk trenktis važiuojant tokiu greičiu, tai tas pats kaip šokti iš didžiausio dangoraižio. Juk taip, mokytojai? Žinoma. Išbandymas pradedamas nuo susidūrimo važiuojant 150 km per valandą greičiu. Žiūrėkit. Toks siaubingas išbandymas. Greičiau, kvieskite greitąją pagalbą. Skelbiami išbandymų rezultatai. Vairuotojas žuvo vietoje. O ne. Aš labai pasipiktinęs. Šito negalima rodyti vaikams. Visa tai panašu į mirties teatrą. Nesijaudinkite, vairuotojas buvo robotas. Robotas? Tikrai? Taip, jis tik išoriškai panašus į žmogų. Vadinasi, visi pavojingi bandymai atliekami robotais? O kaip mane išgazdino. Taip, jis buvo labai panašus į žmogų. Tai aukštos klasės robotai androidai sukurti profesoriaus Kavašimos. Profesoriaus Kavašimos? Ne, tai netiesa. Profesorius Kavašima nekuria robotų sunaikinimui. Ką tu sakai? Profesorius Kavašima visą širdį myli robotus. Jis nekuria robotų, kurie būtų šitaip naikinami. Tai neįmanoma. Aš visiškai sutinku su Marsu. Jūs mano mielas ponė, melagis. Ne, aš nemeluoju. Melagis. Profesorius davė man ir myli žmogišką širdis. Jis negamino roboto, kad juos naikinti. Tikriausiai tą robotą padarė koks nors kitas Kavašima. Na, aš jo negaminau, bet aš jį suprojektavau prieš 10 metų. Tai buvo seniai, labai seniai. Taip, kaip šiandien pamenu, taip, negi jūs, profesorių, iš tikrųjų sukūrėte tos robotus. Matai, buvo priežastis sukurti tokį robotą. Aš nenoriu nieko apie tai girdėti. Gu. Melči, aš išeinu iš šitų namų. Marsai, nurim. Esu tavim. Ne, aš nenoriu gyventi su profesorium, kuris kūrė tokius robotus. Palauk, Marsai, palauk. Broli. Marsas kalba taip, lyg būtų žmogus. Marsas? Jis išėjo iš namų. Na nieko, aš irgi kartą į savaitę, kai tik susipykdavau su savo tėvu, išeidavau iš namų. Taip dažnai? Aš vaikščiodavau po miesto, po to tyliai grįždavau namo. Jūs manote, kad jis sugrįš? Kaip pedagogas, psichologas, manau, kad taip. Aš įsitikinęs, kad jis sugrįš. Aš negrįšiu pas jį niekada. Patsgi sakė, kad robotui reikalinga širdis, o pats daro tokius žiaurius dalykus. Geriau jau išgyvensiu vienas. Kurgi aš čia atsidūriau? Kažkokia gyvenvietė? Įdomu. Kasgi gyvena tuose kalnuose?
Marsai? Kas jūs? Kas? Koks susitikimas? Adiosai. Kur tu keliauji? Kuo toliau nuo namų? Kasgi čia juokingo? Aš esu robotas keliauninkas, o tu robotas bėglys. Nelygink mūsų. Tu juk ne per daugiausiai laimingas, ar ne? Ne, man viskas tvarkoje. Marsai, tu tapai tokiu užsispyrusiu. Tėti, tau reikėtų pamiegoti. Nemanau, kad Marsas dabar kur nors miega. Bet juk robotai nesielgia kaip žmonės. Aš visada mokiau tave, kad robotai ir žmonės vienodi. Aš suprantu, kodėl Marsas taip susijaudino. Bet tik jis neturėtų versti mūsų taip jaudintis. Jau švinta. Aš turiu pranešti misteriui Gavaši apie tai, kas atsitiko, ir organizuoti jo paiešką. Atrodo, kad kitoje slėnio pusėje yra kaimas. Taip, bet mes negalim pasiekti jo be tilto. Na gerai, aš einu. Aš pasiduodu. Betgi tu robotas. Argi negali peršokti šito slėnio? Bet mano arklys ne robotas. Na gerai, tai aš einu. Žiūrėk, nepasiklysk. Štai jis kaimas. Oi, koks gilus ir tamsus šulinys. Reikės išnaudoti labai daug energijos, norint iš jo išlipti. Ei, tau viskas tvarkoj. Laikykis virvės. O, dabar man nereikės sunaudoti savo energijos. O jis tikrai stiprus. Laikykis. Ačiū. Bet kasgi čia iškasė tokį gilų šulinį? Atleisk. Marsai, tas šulinys jau labai senas. Tau viskas tvarkoje? Na, matai, aš šiek tiek išnaudojau savo energijos. O tu nepasidalintum su manim savo energiją? Taip, bet mano sūnus greitai atveš energijos iš Tokio ir tada aš tau ją atiduosiu. Tu turi sūnų? Taip, aš šeimininkauju šioje fermoje kartu su sūnumi. Taip? O gal tu norėtum likti su mumis? Aš likti čia? Na, bent jau pasilik kelioms dienoms pailsėti. O, mano energija. Imk mano, imk, prašau. Dėkui tau. O, tu per daug jos iš manęs paėmei. Mano sūnus greitai sugrįš. Žmogus? Tu apgavai mane. Man labai gaila, bet nuo šiol tu gyvensi čia su manimi. Tu...
Sveiki, daktarė Kuromaru. Na ir susitikimas, aš galvau, kad firmos Gol prezidentas pasiėmęs $1 milijonų dingo prieš 10 metų, bet pasirodo jis gyvena čia, kalnuose. Prašau į vidų, prašau. O, juk tai Marsas, reaktyvinis Marsas. Ar tas robotas toks garsus? Taip, ką jūs norite su juo padaryti? Aš noriu, kad jis taptų mano sūnumi. O, tai jūsų sūnaus žuvusio autokatastrofoje prieš 10 metų nuotrauka, taip? Taip, jie maždaug vienodo amžiaus. Tai man visai nesudėtinga, galiu pradėti keisti jį kad ir dabar, bet jums tai kainuos apvalę pinigų sumelę. Ar jums pakaks 100 milijonų jenų? Šiek tiek mažokai. Betgi, aš paskaičiavau, kad man bus paprasčiau užmušti jūs ir pasiimti pinigus, negu keisti Marsą. Tai žymiai naudingiau. Ir jūs laikote save mokslininku. Aš pagarsėjau kaip robotų kūrėjas prieš 10 metų, bet dabar kiti mokslininkai negali manęs pakęsti. Vadinasi, jūs, aš suprantu, kad kalnuose, kur nėra nei laikraščių, nei televizijos, jūs nieko ir nežinot, koks siaubas. Mano seni metodai gali tik pakenkti tokiam sudėtingam robotui kaip Marsas. Deja, jam baigėsi energija. Kągi, Mr. Go, keliaukite pas savo sūnų. Palaukite, daktarė. Kasgi tai? Tai robotas keliauninkas Adiosas. Ei, Marsai, kelkis. Aš paėmiau iš jo per daug energijos. Kur maitinimo cilindras? Štai čia. Na, jeigu jau esate robotų kūrėjas, tai bent jau sugebėsite jį pakrauti. O, taip, žinoma. Marsai. Adiosai. Kas atsitiko? Kol tu miegojai, čia kai kas įvyko. Išeikime į lauką. Ei, jūs, Adios, ar kaip ten jūs vadinti, nemanau, kad jūsų arklys tai robotas. Ir jeigu jūs nemandagiai elgsitės, tai teks atsisveikinti su savo arkliu. Jūs labai vidutinis mokslininkas, bet neblogas gangsteris. Čiau. O dabar, Mr. Go, prašau atnešti viską, ką jūs turite. Juk visą tai kompanijos Go nuosavybė. Negi mes jiems taip ir leisim išskristi, neskubėk, Marsai. O jūs būsite mano įkaitų. Su šituo aiškinkitės patys. Ką jis ruošiasi daryti su savo padėjėju? Sugedusius robotus paprastai išmetama. Ką? Dėkui.
Ačiū tau, Marsai. Man labai gaila, kad aš tau suteikiau tiek nemalonumų. O kodėl jūs gyvenate taip atsiskyręs nuo visų žmonių? Čia nėra mašinų. Mašina atėmė gyvybę mano sūnui ir mano žmonai. Mašina? Šiuo metu jie būtų likę gyvi. Ką tu sakai? Per paskutinius 10 metų mašinos tapo žymiai saugesnės. Nuo to laiko, kai robotai stiprus kaip žmonės ėmė dalyvauti bandymuose, daug kas pasikeitė. Žmonės dabar gali važinėti visai be rizikos. Tiesa, Marsai? Taip, tai tiesa, bet... Suprantu, Marsai. Aš pasiruošęs atiduoti viską, ką turiu, kad sukurti labiau patikimą mašiną. O kuo dabar jūs užsiimsit, Mr. Go? Aš jau taip įpratau prie savo gyvenimo. Norėčiau ir toliau dirbti fermui ir galbūt įsūnysiu kokį nors našlaitį. Marsai, ir tu nenorėtum likti čia gyventi su manim? Aš? Tiesą sakant, jo kai kas laukia. Tiesa, Marsai. Kaip gaila. Didelis dėkui. Tėtis skambino iš mokslinio instituto, jie atrado Marsą. Jie rado mano brolį. Taip, Melči, rado tavo brolį. Eime, susitiksim su juo. Tegul jis pats sprendžia, ar nori sugrįžti čia ar ne. Ugugu. Oho, kažkas tiltą pastatė? Taip, tai aš jį pastačiau. O man jo nereikia. Taip, tu gali paprasčiausiai peršokti jį, bet žmonės šito juk negali padaryti. Jie negali ir, pavyzdžiui, pakelti malūnsparnio. Tu nori pasakyti, kad žmonės skiriasi nuo robotų? Taip, bet robotai ir žmonės, gyvendami kartu, gali padėti vieni kitiems. Jeigu aš būčiau žmogus, tai būtent taip ir elgčiausi. Štai tu viską ir supratai. Adijos, kur tu keliauji? Ašgi keliautojas, neklausinėk manęs. Taip, bet vis dėlto. Jei nori grįžti namo, pereik tiltą. O tu neisi su manimi kitą pusę, Adijos. Vėjas keičia kryptį. Nėra jokios būtinybės keltis į kitą krantą. Marsai, patikėk, buvo priežastis, dėl kurios aš sukūriau tą robotą. Aš nenoriu apie tai nieko girdėti. Aš nenoriu gyventi pas profesorių, kuris kūrė tokius robotus. Puikiai atrodai, adijos. Iki pasimatymo, adijosai. Iki pasimatymo. Abajo, Mars. Lik sveikas, Marsai. Shinda hazu no Yamanoue博士が生きていた。
そこロプロス共和国ではロボット大統領が残酷な大量殺人を行っているという。平和のため、そして父を求めて飛び立つマルスを待ち受けていたのは恐ろしい罠だった。次回ジェッターマルス、明日に向かって羽ばたけをお楽しみに。Jūs matėte filmą Adjoso sugrįžimas iš serijos Robotas